Sveiki visi, per 5 metus tinklinės rinkodaros versle turėjau daugybę mokymų. Tikrai daugybę mokymų, per kuriuos pasikrauni motyvacijos, išeini iš tų mokymų ir žiūri, kad nebeliko motyvacijos, beliko vėl tos pačios problemos, tie patys vidiniai prieštaravimai, tie patys išoriniai prieštaravimai. Ir čia į mano struktūrą, į mano organizaciją, į mano gyvenimą pasibeldė Inesos Mackevičiūtės prieštaravimų ir istorijų pasakojimo mokymai ir Aušros Žvinklienės viešo kalbėjimo mokymai. Tai galiu pasakyti taip, jeigu kalbant apie skaičius, tai sulygint galiu taip, rugpjūčio mėnesį, sakykime, viena suma pinigų iš struktūros, o rugsėjo mėnesį viskas dvigubai. Nežinau, kiek tie mokymai davė, bet jie tikrai davė. Kitas labai svarbus momentas, kaip jaučiuosi aš pats. Jaučiuosi išlaisvėjęs, pasitikintis, žinau, kodėl tai darau, žinau, kad daug žmonių paliesiu su tuo, ką aš darau ir daug žmonių pakeisiu dar gyvenimus. Ir matau iš savo struktūros žmonių, kad tikrai didžiulė vertė. Jie taip pat tapo laisvesni, jie tapo labiau pasitikintys, jie daug su ryžtu, su entuziazmu eina ir tai daro. Tai linkiu visiems prisijungti ir išbandyti šitus mokymus.